benzų pjūklai, krūmapjovės, trimeriai, visur naudojamas alyvos ir benzino mišinys. Tai tas alyva, kuri maišosi su benzinu, jinai turi raudoną, mėlyną, nesvarbu, ryškiai, aiškiai spalvą, nudažyta, kad sumaišius alyvą su benzinu aiškiai matytųsi spalva. Tai kai atneša reguliuoti, remontuoti įrankius, blogai veikiančius, panašiai kiekvieną įrankį pradedi remontą nuo to, kad patikrini, kas įpilta į baką. Pusė įrankių į baką primaišyta nežinoma ko. Antifrizas, skysčiai, indų plovikliai, kas tik nori. Kiekvieną pamačius, iš bako išpilta. 3 sluoksniai. Apačioj vanduo, per vidurį nežinoma kas ir viršų nežinoma kas. Visą tą sumaišius gaunasi kažkokia tai neaiški buizė, su kuria tas įrankis neveikia. Bet jeigu su tokiais neaiškiais visokiais skyšiais pastovėja ilgiau, suėda visą kūro sistemą, šlangeliai ten sukietėja, karburatoriaus, visos žykleriai, viskas užsioksiduoja ir reikia keisti karburatorius, naujus statyti, visus kūro vamzdelius keisti ir panašiai. Jisai nesenai yra įpiltas, nedaug dirbęs ir neilgai stovėjęs kūro sistemoje, tai jisai būna ir nesugadina. Užtenka išpilti, išpompuoti, išvalyti kūro sistemą ir jis veikia.